per daug ir per ilgai mes kariavom. Galbūt per ilgai kartojam žodį šlavę. Hello and welcome to our second Lithuanian language radio show, Sala, on 92.5 Phoenix FM. I'm going to have a quick introduction in English before I switch into Lithuanian language. For the English part today, I chose to talk about religion. Did you know that Lithuania was the last pagan country in Europe to accept Roman Catholic Church? Did you know that Roman Catholic Church became widely accepted only in the late 14th century? And did you know that predominant religion in Lithuania today is Christianity? Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom. Sveiki prisijungę prie antrosios lietuvių kalba radijo laidos Sala Dubline. Šiandien kalbėsime su kunigu Juozu Deveikiu, kuris lankėsi Dubline, nors gyvena Australijoje. Aš taip pat kalbinsiu socialinę darbuotoją Dubline Santą Banevičiūtę, kuri čia gyvena jau 5 metai. Bet dabar kviečiu pasiklausyti visiems gerai žinomos Kernagio ir svečių baladės Palaimink Dieve mus. Nusilenkt noriu tau žemai, girių ir dainų šalyje, tavo lopšyje išsuktiems vaikams duok ramybės ir vilties. Nusigręžk nuo tų, kas tave vilios, laimės netikrais vardais, ir visiems dviveidžiams pranašams melą ir klastas atleisk. Iš visų kraštų ir visais keliais skubam apkabint tave. Ir mūsų darbus telydės laisvės ir vilties dvasia. Palaimink Dieve mus, Lietuvos vaikus, ir kiekvieno mūsų balsą, kai išgirsta žemė ir dangus. Palaimink Dieve mus, motinos kalba, juk visiems mums vieną vardą davė Lietuva. Nusilenkt noriu tau žemai, girių ir dainų šalyje, Tavo lopšyje išsuktiems vaikams duok ramybės ir vilties. Nusigręžk nuo tų, kas tave vilios, laimės netikrais vardais. Ir visiems dviveidžiams pranašams melą ir klastas atleisk. Iš visų kraštų ir visais keliais skubam apkabint tave. Ir mūsų darbus telydės laisvės ir vilties dvasia. Palaimink Dieve mus, Lietuvos vaikus, ir kiekvieno mūsų balsą, kai išgirsta žemė ir dangus. Palaimink Dieve mus, motinos kalba, juk visiems mums vieną vardą davė Lietuva. Čia laisvas bus žmogus ir atviras dangus. Čia kiekvieno mūsų balsas vesti geresnius metus. Būk su mumis kartu, jei sąžinė gyva, juk visiems mums vieną vardą davė Lietuva. Palaimink Dieve mus, Lietuvos vaikus, ir kiekvieno mūsų balsą, kai
Išgirsta žemė ir dangus, mūsų mumlis kartu. Jei sąžinė gyva, juk visiems mums vieną vardą davė Lietuva. Juk visiems mums vieną vardą davė Lietuva. Juk visiems mums vieną vardą, juk visiems mums vieną vardą, juk visiems mums vieną vardą davė Lietuva. Aš esu kunigas Juozas Deveikis, esu Melburno lietuvių katalikų arkivyskupijos kapelionas, bet kartu esu iš Lietuvos prieš 2 metus paskirtas, iš Lietuvos, iš Telšių vyskupijos, lietuvių sielovadai Australijoje. Kadangi vienintelį galėjau paskirti dabar, tai aptarnauju, rūpinuosi keliomis visos Australijos lietuviais. Visos Australijos lietuviais. O kiek maždaug yra lietuvių bendruomenių, katalikų bendruomenių Australijoje? Yra, skaičiaus negalėčiau pasakyti, dabar reikėtų skaičiuoti, tai yra Melburne, yra Adelaidėje, yra Sidnėjuje, yra Kamberoje, yra Brisbanėje, ir Perte nieko negalėčiau pasakyti, nes dar per tą laiką neteko nuvykti, ir tas pats Tasmanijos salą dar tik ruošiuosi nuvykti ir aplankyti, susipažinti su ten esančiais lietuviais. O jūsų nuomonė maždaug kiek lietuvių gali būti, kad gyvena Australijoje? Daugiau, mažiau? Kažkur aš mačiau, aš nežinau, ar tik patvirtintas tas faktas yra, bet esu matęs, kad priskaičiuoja apie 15 000. Apie 15? Visoje Australijoje. Tai yra, tie, kurie per lietuviškos kilmės ar iš lietuviškų šeimų, tai tą turėčiau dar pasitikslinti dabar, nesu tikras dėl to, bet apie 15 000, bet jie išsibarstę yra įvairiuose, skirtingose, nes ir didelį atstumą yra tarp Australijos miestų. Ir lietuviai, kaip suprantu, šis kalbų yra pakankamai aktyvus, kad būrasi į tiek daug skirtinguose miestuose ir skirtingus centrus. Jo, yra, būrėsi pirmiausia, į klubus ateina, į sekmadieniais į pietus, ar turi kažkokią tai veiklą. Na, gal nėra tokia labai aktyvi, kaip buvo anksčiau, kada atvyko į Australiją pirmieji lietuviai, ir tai buvo labai didelė veikla ir daug visokių grupių, ir dainavimų, ir šokių, ir netgi teatro, ir dabar gal biškiu, kad taip yra ramiau, bet vis tiek tą laiką ir renkasi šokti, renkasi padainuoti, netgi pavyzdžiui, kaip ir Melburne yra keletą chorų, ir jungtinis choras, ir vyksta šventės, tai susirenka. O kaip jūsų nuomonė pačių australų požiūris į lietuvių imigrantus Australijoje? Australijoje lietuvių su pagarba žiūri, nes tai yra, manyčiau, kad iš tikrųjų teigiamas požiūris, nors jeigu kalbėtumėm apie ankstesnius, sakykime, kokį 30-mečius, tai iš tikrųjų buvo daug neapykantos iš vietinių ir, sakydavo, kada išgirsdavo, kad lietuviškai šneka arba kita kalba, tai, sakydavo, kalbėk angliškai
kad mes nesuprantam, ką jūs kalbate ir taip toliau, bet dabar pačia valdžios, reiškia, Australijos politika yra pasikeitusi ir Australijos valdžia remia tas, kad išlaikytų savo skirtingumą, savo kultūrą ir šitiems dalykams kreipia dėmesį į šitos dalykus. O pradžioje tai iš tikrųjų galbūt ir ne vienas yra sužeistas dėl to, reiškia, ir buvo paniekintas dėl to, kad reiškia, yra kitatautės ar kitos tautybės, tai ne australas, ne čia gimęs. Kaip jūsų vizitas Airijoje? Apie patį vizitą. Na, tai yra mano atostogų laikas. Aš turėjau keletą savaičių atostogų ir parvykau į Lietuvą ir tiesiog dar kunigas Egidijus buvo užsiminęs, kad atvyk kada į Airiją o šitas mano vizito tikslas tai yra kartu ir įsigyti patirties ir susipažinti, nes šito, reiškia, kaip kapelionas, kaip užsienio, reiškia, lietuvių sielovados kapelionas, esu naujas ir tik tais 2 metai paskirtas, tai man reikia ir pačiam žiūrėti, gal kažkokių idėjų pasisemti ar tiesiog. O jūs sakot, 2 metai paskirtas, tai reiškia, kad jūs 2 metus tik tai gyvenate Australijoje? Tik tai 2 metus? Bus kovo mėnesį, reiškia, tai 2 metai, kai aš esu atvykęs į Australiją. O prieš tai minėjot, kad esate iš Telšių, ar ne? Jo, aš, reiškia, iš Telšių vyskupijos. Paskutinė mano buvo, reiškia, parapija, Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapija, kurioje darbavaus. Ir koks įspūdis susidarė apie lietuvių bendruomenę Dubline? Na, smagu, džiugu, kad su šeimoms ateina ir į šventąsias mišias, ir su vaikais, ir tai yra tikrai man didelis džiaugsmas, kad renkasi ir kad būna, reiškia, vis tiek tai yra dideli atstumai ir na, gal ne porą šimtų, bet tai yra vis tiek turi savo laiką aukoti ir atvykti vien, tuo labiau, kad galėtum, jeigu kaip katalikas, ar reiškia tą sekmadienį, nueiti į šventąsias mišias ir artimiausia, gal už 5 minučių, reiškia kelio, gal pėsčiomis ar 10 minučių. Tai yra didelis dalykas, aš galvoju. O kaip jums pats miestas, kaip Dublinas, ar turėjot laiko pasivaikščioti aplinkui, apsižvalgyti? Jo, buvau, reiškia, kunigas Egidijus truputėlį supažindino su Dublinu ir tai po senamiestį. Jeigu, aš nesu tikras, ar čia buvo senamiestis, bet čia netoliese pasivaikščiom ir aplankėm ir, reiškia, Trejybės koledžą ir ten biblioteką ir, reiškia, tą universiteto, reiškia, studentų tą miestelį ir buvom, reiškia, prie Oscar Wildo to paminklo parkelį, tai tiesiog, na, bendrai tas Dublinas jaučiasi tą tokią istoriją, jaučiasi istorijos dvasia. Ir galbūt galėtumėt palinkėti kažką lietuvių radijo klausytojams, salos klausytojams? Na, visiems lietuviams ir tie, kurie klausysis, linkiu, kad būtų tvirti ir reiškia, ir tos ištvermės norėčiau palinkėti, kad svetimoji kultūroje nepasimestų, reiškia, ir būtų tvirti ir išlaikytų tą lietuviškumą ir didžiuotųsi, kad yra lietuviai. Ačiū labai už pokalbį ir aš tikiuosi, kad turėsit gerą laiką likusį Dubline. Ačiū ir sėkmės Australijai. Gyvenu mieste, turiu butą mašiną, susimoku baudas, kai ratus užrakina ir saugos diržus. Permetu per petį vidurį nakties, policija pamatęs mano pašto dėžutę, tarsi minų po karo, pilna piktų laiškų,
neužsidaro priminimai ir skolos įvairiausio spektro, sąskaitos už vandenį, dujas ir elektrą. Nerūkau kur noriu, negeriu kur draudžia, žegnojusi kai reikia, paklūstu jeigu baudžia. Tyliu kada reikia, kenčiu kada reikia, klausau kada moku, esu kaltas kaip peikia. Milijoną turiu įsipareigojimų, kantriai gyvenu be apdovanojimų, pridarau klaidų, pripažįstu kur dėtis, bet iš visų jėgų stengiuos būti geras pilietis. Ir aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylite ją jūs? Aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą. Ir aš tikrai myliu Lietuvą, tik ar mylite ją jūs? Mane lengva pagauti, lengva nubausti, lengva priversti gėdytis ir rausti. Aš tam pasiruošęs, tai teisingumas valdo kasdien, šventas solidarumas. Mane moko doros ir atsakomybės, moko, kad būtent šitai veikia valstybė. Tu jautiesi niekas nacionaliniam banke, kitas stato namus nacionaliniam parke. Virš tavo galvos armija ministrų, patarėjų sargų, jaunų specialistų. Ar jie dirba tam, kad būtų tau lengviau? Ar tu balsuoji už juos, kad jiems būtų geriau? Atsiskaityk už savo ligas ir nelaimės, mokėk už nesėkmes, savo ir baimės. Yra daug gudresnių už tave, nėr kur dėtis, tai kaina, nes bandai būti geras pilietis. Ir aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylite ją jūs? Aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą. Ir aš tikrai myliu Lietuvą, tik ar mylite ją jūs? Aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylite ją jūs? Ir aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylite ją jūs? Aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylite ją jūs? Aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą. Ir aš tikrai myliu Lietuvą, tik ar mylite ją jūs? Aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylite ją jūs? Ar mylite ją jūs? Aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą, aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylite ją jūs? Mylite ją jūs? Ar mylite ją jūs? Susitikome su Santa, kavinį pasišnekėti apie gyvenimą Dubline. Santa Dubline gyvena jau 5 metų. Atvažiavau, nes kaip ir daugelis lietuvių turėjau draugų ir pažįstamų, kurie galėjo iš pradžių padėti. O kodėl atvažiavau, tai man labai nepatiko mano darbas Lietuvoje ir man atrodė per mažai perspektyvų. O ką dirbai Lietuvoje? Lietuvoje dirbau tokį fizinį administracinį darbą, nors pagal specialybę esu socialinė darbuotoja ir labai norėjau dirbti su žmonėm. Lietuvoje algos buvo nedidelės. Nusprendžiau grįžti tokiai avantūrai kartą gyvenime, pabandyti kažkur kitur. Ir kaip tu prisiminus pačią pradžią atvažiavus į Dubliną,
Ką galėtum papasakot, galbūt tiem, kurie tik tais atvažiuoja pirmi antri metai Dubline, kaip tau sekėsi įsikurti, ką galbūt darytum kitaip dabar? Nu, iš pradžių tai labai ilgėjausi Vilniaus, nes atvažiavau iš Vilniaus, o Dublinas man labai skiriasi nuo Vilniaus, nes Vilnius toks bohemiškas, meniškas miestas, o Dublinas visai kitoks, žmonės kitaip gyvena. Tai pirmi metai man buvo depresiški. Ieškojau darbo, nepasitikėjau savim labai, bijau į parduotuvę nueiti nusipirkti pieno, galvojau, kad nešneku angliškai. Eidavau darbo interviu, darbo neradau beveik metus. Paskui susiradau tokį darbelį, kur neapmokama, bet įgyt patirties, ir tada persilaužiau, įgijau pasitikėjimo savim. Ir paskui susiradau darbą, tada jau įsiintegravau ir tada integravausi į Dublino gyvenimą vietinį. Dirbu pagal specialybę, ten pat jau dabar 4 metai, labai patenkinta. O gal galima paklausti, kur dirbi, tavo specialybė, sakei, esi socialinė darbuotoja, tai su kokia grupė dabar dirbi? Dirbu Dublin Simon Community su benamiais, su žmonėmis, kurie turi labai daug problemų, vartoja narkotikus ir mes stengiamės jiem parūpinti būstus, padėti atsisukti ant kojų, stabilizuotis. O tavo darbe, iš tavo klientų grupės, tai yra benamiai žmonės, ar dažnai susitinki lietuvių tautybės žmonių, kurie neturi gyvenamos vietos? Yra tekę dirbti prieglaudoj pirmus metus, tai šiaip lietuviams ir šiaip kitataučiams, neairių tautybės žmonėms yra sudėtinga pasiekti tokias paslaugas, nes yra ten kelios prieglaudos, kurios dirba grynai su užsieniečiais, kuriems nepriklauso jokios pašalpos su tai žmonėm, bet ten, kur aš dirbau, jie negalėjo patekti. Vienas kitas yra patekęs vienai nakčiai. Žmonės su psichinė negalia, su alkoholizmo problema, naudžiaujantis alkoholiu, nerandantis darbo, praradę darbus. Kelis kartus vertėjavau rusams, lietuviams, kai jie ėjo pas psichologus, ten kur pavertėjauti pasisiūliau. Dabar šita paslauga bus plėtojama, man atrodo, nes yra didelis poreikis labai. O ką galėtum dabar pasakyti po 5 metų laiko Dubline? Kaip matai Dubliną dabar, kai sakei, atvažiavai iš Vilniaus, tau nelabai lipo, reikėjo laiko priprast, o kaip dabar jautiesi Dubline? Pripratau, dabar kitaip ir sunku įsivaizduoti. Gal kai pradėjau dirbti, pažinau tos pačius airius ir savo klientus, ir kolegas, ir pripratau prie jų mentaliteto, bendravimo būdo, prie mandagumo, prie airiai pakankamai svetingi man dabar atrodo. Tai grįžtu į Lietuvą dabar jau stebiuosi, apie paslaugų kokybę turbūt visi žinom, apie aptarnavimą, kad būna ir apšaukia nemandagus žmonės, man taip keista, nes airijoje labai didelė vertybė yra mandagumas ir pagarba žmogui, tai prie to pripratau. O menų čia yra, tik reikia ieškoti, tai manau prisėmiau atsakomybę per tuos metus, jeigu nori. Dublinas yra labai daugiakultūrinis miestas, labai daug žmonių iš viso pasaulio suvažiuoja, tai man tas yra nepakeičiama. Man dabar Lietuvoje būtų sunku, atrodo, gyventi vien tik su lietuviais bendraujant, tai man tas labai patinka. Labai daug dalykų aš vertinu čionais. Vertinu, kad algos yra tokios, kad galima gerai jaustis, patostogauti, kai norisi išvažiuoti, pakeliauti. Toli ieškoti nereikia, pačiam Dubline daug kitataučių, tai galima praplėsti akiratį. Ir tą patį Dubliną, ne Dubliną, tą patį Vilnių kitaip matau. Tada, kai grįžtu per atostogas, atrodo truputėlį per daug dėmesio gal skiriama išvaizdai, formai, per mažai dėmesio pačiam žmogui, turiniui. Vertybės. Šiaip labai praplečia mąstymą, pabendravimą su kita kultūra ir reikia pačiam save labai iš vidaus pakeisti, atsivert intensyviai, labai ypač pirmais metais. Ir mes esam linkę galvoti, kad lietuviai nuo airių labai skiriasi, bet iš tikrųjų taip nėra. Labai daug yra panašumų ir aš manau, kad mes esam šiauriečiai, mūsų istorijos yra panašios. Liečia okupaciją ir visus dalykus. Jau pasimečiau biškį. Ypač jaučiasi pabendravus su pietiečiais, kad mes su airiais esam panašus vis dėlto.
airiai yra uždari, sunkiai įsileidžia į savo šeimą, bet pas lietuvių irgi labai sunku į namus patekti, man atrodo, ir į širdį patekti. O daugiau apie vertybės? Kokie, pavyzdžiui, kaip tu laisvą laiką leidi? Pasirinkimo tikrai netrūksta. Aš pomėgį turiu labai daug, visada turėjau, tik tai ne visą laiką pinigų Lietuvoje užtekdavo, bet Dubline šokius eit, kas mėgsta šokti, visokiausių čia yra. Ne tik tai naktinių klubų, bet ir mokytis galima. Kokių pavyzdžių? Aš salsą šoku, latyniškus šokius. Labai stiprus mokytojai, labai daug pasirinkimo. Aš jogą praktikuoju ir Airijai daugiau pasirinkimo negu Lietuvoje. Ajangaro metodų. Būtent, nes Lietuvoje, jeigu nori tapti jogos mokytoju, turi važiuoti į Latviją studijuoti, į Baltarusiją važiuoja didžiuliai pinigai, o Dubline yra bent 2 mokyklos, kur tu gali tapti labai aukšto lygio instruktorių. Gal paminėtum pavadinimus tų mokyklų, jeigu kažkam įdomu? Yra Ajangaro jogos centras North Segler Road. Puslapis yra į trumpoji, paskui joga su ilgaja. Ir yra dar Krumlinė, tokia Ashling Girk mokytoja. Kas nesusijęs su joga, tai labai sudėtinga, bet šiaip jį paieškojus, tikrai galima rasti. Labai daug čia kūrybiško, meninio gyvenimo verda, labai daug parodų, visokių žmonės būrėsi pagal savo pomėgius, yra visokie būreliai, tie meetups, kur galima bendraminčių susirasti nuo tavo mėgstamo autoriaus, knygų mėgėjų, iki žmonių, kurie mėgsta pasivaikščioti po kalnus. Meetup. Yra internete puslapis ir kontaktai surašyti. O kaip rašosi? Meetup, meet, dviguba E, up tai UP ir paskui .ai, man atrodo, ar .com. Bet čia yra tarptautinis tinklas ir Dubline irgi yra daug grupelių. Tai čia tiem, kurie nori integruoti, susirasti bendraminčių, reikia patiem išeiti. Ir ta pati lietuvių bendruomenė faina visai, man atrodo, Dubline yra. Renginiai, Italo yra lietuviškas teatras, kur Laima Prokofievienė vadovauja. Jo, teatras. Per ambasados puslapį turbūt galima susirasti visokių renginių. Yra mišios lietuviškos St. Andrew's Church. Yra poezijos vakarai. Laiko pragyvenusi Dubline dabar 5 metus, gal galėtum, nežinau, ką būtent palinkėtum arba pasakytum tiems, kurie atvažiuoja į Dubliną, kurie nesenai dar gyvena Dubline? Pradžio tai kiek įmanoma mokytis kalbą ir bendrauti su lietuviais, kurie yra pramokę, nes kalba yra pagrindinis įrankis įsiliejant į šitą bendruomenę. Ir suprast, kad airiai dėl mūsų nepasikeis, mes turim atsiverti ir mes turim prisitaikyti. Tai yra sala, jie gyvena kaip gyvena ir mes turim atverti savo širdis ir protus, išmokti bendrauti taip, kaip jie bendrauja ir nesitikėti, kad jie prie mūsų prisitaikė. Ir eiti žmonės, kiek įmanoma eiti renginius, bendrauti, neužsidaryti. Nes tie patys airiai man yra sakę, kad jie norėtų bendrauti su mumis, bet mes neprisileidžiam. Tai tada žmonės vieni kitų bijo, nes žmonės bijo to, ko nepažįsta. Susipažinti. Linkėčiau. Girdėjote mūsų pokalbį su Santa Banevičiūte apie gyvenimą ir aktualijas Dubline. Gerbėmieji klausytojai, mūsų laida jau artėja į pabaigą, todėl norėčiau trumpai pristatyti porą renginių, kurie vyks Dubline. Kovo 1 dieną humoro klubas lankosi čia ir pasakoja apie tiltus, o kaziuko mugė vyks Dandoke, kovo 1 dieną 11 val. Daugiau informacijos apie renginius galite sužinoti Facebooko puslapyje Renginiai Dubline. Taip pat visus kviečiu apsilankyti mūsų Facebooko puslapyje Sala Aista ir rašykite mums savo pasiūlymus ir pageidavimus ateinančioms laidoms. Tikrai stengsime atsakyti į visus jūsų klausimus ir kviesti svečius pagal jūsų norus. O man belieka atsisveikinti ir padėkoti, kad klausotės. Jūsų laukiame tuo pačiu laiku už 2 savaičių. Su jumis buvo Aista Šlajutė. Ačiū, kad klausotės ir iki greito.